Jaunieji kolegos, šaunu, kad mūsų universitetas ir šiais metais subūrė moksleivius iš visos Lietuvos į Nacionalinės moksleivių akademijos pavasario sesiją. Ir pati labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę šiandien būti čia, šitoje auditorijoje ir dalintis mintimis su jumis, jaunaisiais filologais, žmonėmis, kurie nebejingi kalbai ir literatūrai, kurie nori labiau pažinti gimtąją kalbą ir literatūrą. Kalba ir literatūra atrodytų visiškai skirtingi dalykai, bet tuo pat metu labai susiję ir neskiriami, nuolat vienas kitą gražiai pildantis. Per šią paskaitų įvairių susitikimų savaitę jūs matyt įsitikinote, kaip literatūrai reikia kalbos ir kaip kalba gyvuoja, atsiveria, skleidžiasi literatūroje. Kas kalbai yra jos literatūra ir kas kalba yra literatūrai. Savo paskaitą tema Pasaulio vaizdas kalboje pradėsiu klausimu, kas yra kalba. Matau šypseną veiduose. Žinoma, šito klausimo mes išsamiai neišnagrinėsime per valandą, bet vieną kitą aspektą tikrai atskleisime. Jos kalbos esmės nesuprantančiam atrodo, kad kalba yra griežtų taisyklių rinkinių paremtas bendravimo įrankis, bendravimo būdas. Taip? Dažnai teigiama, kad pagrindinė kalbos funkcija yra bendravimo, tai yra komunikacijos funkcija. Tačiau derėtų nepamiršti, kad kalba ne visada yra bendravimas ir šios funkcijos nereikėtų taip suabsoliutinti. Klausant kalbos, kalbant, juk susipažįstama su pasauliu, formuojasi konkretus pasaulio vaizdas, kuris iš esmės yra nulemtas ne ko kito, o kalbos. Kalbėdami žmonės išreiškia ir savo jausmus, emocijas, nuotaikas, vertinimus. Žinoma, kalba žmogui suteikia galimybę ir protauti, nes mes mąstome ne tik vaizdiniais, bet ir žodžiais. Dar vienas svarbus dalykas, labai svarbus dalykas, kad kalba skiria tautas. Kalba yra vienas iš svarbiausių tautiškumo požymių. Taigi labai sutiksite su manim, kad labai yra svarbu suvokti, suprasti ir aiškintis, kokias galimybės, patirties ir pažinimo galimybės atveria kalba, kurią vokiečių filosofas Humboldtas yra pavadinęs likimo dovana. Kalba, likimo dovana mums visiems. Kas tai pasakė? Humboldtas. O kas jis toks buvo? Tai yra vokiečių filosofas. Humboldtas ir dar bus čia ir daugiau jo minčių, kuris iš tiesų filosofai labai dažnai savo darbuose kelia kalbos klausimą. Ir šis vokiečių filosofas labai daug yra rašęs apie kalbą, apie kalbos santykį su tauta, apie kalbos santykį su žmogumi. Tęsiu jo mintis. Šis filosofas buvo įsitikinęs, kad
tautos charakterį geriausiai gali atskleisti kalba. Ir esama akivaizdaus ryšio tarp kalbos ir tautos. Jis kalbą vadino tautos dvasios raiškos būdu. Humboldtas teigia, tautos kalba yra jos dvasia, o tautos dvasia yra jos kalba, ir sunku įsivaizduoti labiau sutampančius dalykus. Matau, kad rašote. Nereikia ieškoti atsakymo, kuriai iš jų tautos dvasiai ar tautos kalbai galėtume suteikti pirmenybę, prioritetą. Tautos dvasinės specifikos nereikia atskirai tirti nuo kalbos. Ir dar pakartosiu, kad kalbos dvasia yra svarbiausias dalykas, skiriantis kalbas ir jomis kalbančias tautas. Žinoma, kalba mums sukuria ir pateikia savitą pasaulio vaizdą. Ji yra tarsi tarpininkė tarp tikrovės ir žmogaus. Ir mūsų santykis su pasauliu, su aplinka, su įvairiais objektais yra toks, kokį nustato kalba. Jeigu mes kalbėtume kitą kalbą, ne lietuvių kalba, tikėtina, labai tikėtina, kad ir kitokį, ir kitaip matytume pasaulį. Galima pasakyti, kad kalba tarsi apibrėžia erdvę, kurioje žmogus gyvena. Kas yra kalbos pasaulėvaizdis? Ar girdėjote šią sąvoką? Ar kada nors aiškinotės? Aš labai trumpai pabandysiu pristatyti. Kalbos pasaulėvaizdis tai nėra veidrodinis atspindys, pasaulio veidrodinis atspindys kalboje. Tai greičiau pasaulio aplinkos interpretacija konkrečios kalbos priemonėmis, konkrečia raiška. Skirtingų kalbų pasaulėvaizdžiai iš dalies skiriasi, nors kalbama apie tą pačią tikrovę. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, kiekviena kalba vis kitaip skiria spalvų spektrą. Mes turime vienokią spalvų gamą, japonai turi kitokią ir taip toliau. Yra pasaulyje kalbų, yra ištirta pasaulyje 100 kalbų ir nustatyta, kad jeigu kalba turi tik 2 spalvas, tai viena žymės baltą, kita juodą. Ne? Ir tas spalvų spektras, vienos kalbos jį turi platesnį, kitos kalbos jį turi siauresnį. Ar lietuvių kalba palyginus su kitomis kalbomis toksai platus? Pavyzdžiui, japonų yra labai platus kalbų spektras ir jeigu aš dabar neklystu, ten pradinukai, pirmaklasiai turi išmokti gal 125 spalvas. Išmokti, atpažinti, skirti. Tai aišku, kad mūsų kalba matyt vidutinį. Mes ne 2 spalvas turime, ne daugiau. O tai lietuvių kalba jis neturi tiek daug pavadinimų? Taip, ne, tai kalba. Taip, mes turime tiek, kaip mes matome pasaulį, tiek mes ir turime spalvų. Tai čia kalbu apie tą patį, apie tą, kad kalbos pasaulėvaizdyje yra užfiksuota žmonių, ar ne, ta kalba kalbančių žmonių pasaulėžiūra, nuostatos, santykis su pasauliu. Visa tai atspindi kalba, kalbos pasaulėvaizdis. Tai nėra išversta tos spalvos iš japonų kalbos į lietuvių? Neįmanoma? Taip, mūsų kalbai nereikia, mes turime tiek kalbų. Žodžiu, visada kalboje išsiskiria
kas tos tautos žmonėms yra svarbiausia. Aš jums dar pateiksiu daugiau pavyzdžių ir jūs tą pamatysite. Mums svarbu tai, ar ne? Ir mes tą turime. Bet jeigu mes norime pažinti kitą kultūrą, tai ką? Ne, tai be abejo, jeigu mes norime pažinti kitą kultūrą, mes mokysimės japonų kalbos ir mes išmoksime tuos pavadinimus. Suprantate? O vertimas ne visada ir bus į mūsų kalbą. Taip? Dabar kitas dar momentas. Kita vertus, ta pačia kalba kalbančių žmonių pasaulėvaizdis, jisai turėtų būti panašus, ar ne, lietuvių. Jie vartoja tą pačią kalbą. Bet vėlgi, tuos pasaulėvaizdžio skirtumus gali lemti aplinka, kurioje žmogus gyvena. Gali lemti jo asmeninė patirtis, asmeniniai išgyvenimai. Taigi, negalima sakyti ir rašyti lygybės ženklo, kad ta pačia kalba kalbantys žmonės pasaulį mato vienodai, jie mato skirtingai, bet jie vis tiek yra bendri dalykai, kur skiria vienos tautos kalbą, tai yra bendri dalykai tos pačios tautos žmonėms. Ir jie skirsis nuo kitų tautų kalbų. Vieną kitą mintį pasakiau vokiečių filosofo Humboldto. Jo idėjų pasiekėjų Lietuvoje galima laikyti filosofą Antaną Maceiną. Girdėjote tokią pavardę. Jisai pirmas Lietuvoje pradėjo svarstyti kalbos problemą. Kalbos ir tautos, kalbos ir žmogaus problemą. Maceina į kalbą žvelgia kaip į kultūrinių duomenų šaltinį. Iš kalbos mes galime pažinti tautos ne tik istoriją, bet galime pažinti kultūrą, galime pažinti jo žmonės, tos tautos žmonės. Jis teigia, cituoju, atsiklausykite ir gal pabandysime pakomentuoti, pasiaiškinti. Joks daiktas nėra mąstomas be žodžio. Nepavadintas daiktas yra nepažintas daiktas. Gi pažintas daiktas yra jau visados kalbiškai apspręstas. Jūs kėlėte tuos klausimus, spalvos klausimus, ar ne? Spalva, kodėl mes turime tiek spalvų, o kita kalba. Taip, joks daiktas nėra mąstomas be žodžio. Nepavadintas daiktas yra nepažintas daiktas. Gi pažintas daiktas yra jau visados kalbiškai apspręstas. Toliau tęsiu jo mintį, itin svarbus tam tikras kampas, kuriuo kalba žvelgia į daiktą ir tą daiktą pavadina. Skirtingų kalbų šis požiūrio kampas neretai ir skiriasi. Todėl yra nevienodai motyvuoti tą patį daiktą pavadinantį žodžiai. Štai tokį pavyzdį pateikia Antanas Maceina. Moteris, kuri ką tik pagimdė vaiką, lietuviškai vadinama gimdybė. Taigi mes šitame žodyje akcentuojame patį procesą. Gimdymas. Taip, šaknis. Gimdyti. Vokiečiai tokią moterį vadina savaitinę, išvertus, ar ne? Nemoko aš vokiečių kalbos, išvertus savaitinę, jeigu išverstume į lietuvių kalbą. Matote, mūsų kalboje gimdybė, vokiečių kalboje savaitinė. Čia į šitą pavadinimą, šitas pavadinimas yra siejamas su vokiečių nuostata, vokiečių tautos nuostata, kad moteris pagimdžiusi vaiką turėdavo 6 savaitės praleisti lovoje ar bent jau namuose ir neiti net į bažnyčią. 6 savaitės. Tai va tas aspektas, tas požiūrio kampas įdėtas į šito dalyko pavadinimą. Suprantate? Kaip skirtingai, pirmiausia, tauta ar ne vertina vienus kitus dalykus ir to išraiška atsispindi be abejo toje kalboje.
man labai gražios šitos Martynos mintys. Kalbinė sistema uždaro atvirą pasaulį, kurdama mums jį kaip mūsų buveinę. Kalbos sistema yra mūsų būsena pasaulyje. Mes buvojame pasaulyje tik lietuviškai. Mes buvojame tik savo kalbos buveinėje. Kalbėti kitą kalbą reiškia atsidurti ir kitoje buveinėje, kurios pasaulis niekad nėra mūsų suvokiamas ir pergyvenamas. Dabar jūsų prašyčiau pasidalinti savo mintimis, perskaičius šiuos teiginius. Ar jūs su tuo sutinkate? Kaip jūs tai suprantate? Jeigu, pavyzdžiui, tarkim, pradedi mokytis apie japonų kalbą, tai supranti, kad ten yra kai kurie tos kalbos dalykai išlieka ir kultūriniai. Ir netgi galbūt ne taip priimtini ar keistoki. Bet tu visiems pradedi jos kažkaip vertinti ir gal aš manau, jog jie ir tave trukus kažkaip turi daug įtakos. Aš manau, kad jeigu tu gyveni, nežinau, kokioje kitoje šalyje, tai taip pat čia aprašyta, kad visiems tu nepasikeiti ir tu visiems išlieki lietuvių, bet aš manau, kad kažkaip pasikeičia tas žmogus. Jis prisitaiko prie tos žmogaus. Arba tiesiog požiūris tampa platesnis. Jeigu mokaisi kitas kalbas, tai tu tiesiog kaip ir supranti daugiau kitų kultūrų, gali jas analizuoti, kad ir skaityti ten, arba šiaip tiesiog suprasti labiau. Bet tai nereiškia, kad pasikeičia tavo esmė. Bet tu kol mintis nepasikeičia tavo esmė, tu gali išmokti daug kalbų. Taip? Gali kalbėti svetimomis kalbomis. Bet čia kalbama apie tai, kad mes mąstome vis tiek lietuviškai. Ar ne? Mes svetimos kalbos, tiek mes svetimos kalbos visų niuansų tiek neišmoksime, ar ne? Mes galime išmokti žodžius, jų reikšmes, bet mes ar iki tos gilumos pažinsime tai, kas jau mums duota su motinos pienu, kai mes turime su gimtąja kalba. Ar čia galima rašyti lygybės ženklą? Kas kita, kad mes einame į pasaulį per kitas kalbas, mes pažįstame kitas kultūras, mes einame į pasaulį, mūsų požiūris plečiasi. Bet matyt, čia ne apie tai kalbama. Čia kalbama apie tuos giluminius, esminius dalykus, kurie mums duodami su savo gimtąja kalba. Ir dabar jūsų dar. Aš tik norėjau pasakyti, galbūt ta lietuvių, tas mūsų supratimas ir ta visa yra kalba, tai yra kaip mūsų namų pamatas ir jo neįmanoma tiesiog pakeisti. Galbūt mums gali pakeisti langai ar kažkaip stogas įtrūk, bet tas pamatas, mes esame lietuviai ir mes vienaip suprantam, vis tai išliks. O dar, pavyzdžiui, toks pastebėjimas, kad jeigu nori labai išmokti ką nors kalbą, aš pati pastebėjau, pavyzdžiui, tarkim, jeigu tu mokaisi rusų kalbą, tai tu turi išmokti mąstyti rusiškai. Jeigu tu dabar nori angliškai, tai tu turi išmokti mąstyti angliškai. Yra visa, nežinau, kodėl. Pavyzdžiui, aš tai galvoju ir angliškai, ir lietuviškai. Aš tai net nejaučiu. Taip, aš irgi suvokiu, nes tikrai būna, kad nelietuviškai galvoju, ir angliškai galvoju. Tik aš net nesupratau. Bet jūs vis tiek, sakykime, per kalbą mes pažįstame kitos tautos kultūrą, papročius, sakykime, to nacionalinio charakterio kažkokias ypatybės. Juk jūs, kad išmokstate kitą kalbą, tai jūs nevirstate anglų ar ne, rusų. Nevirtate, jūs tos esmės nepakeičiate. Taip? Sutinkate? Tai apibendrindama noriu pasakyti, kad pačioje kalboje tauta įkūnė savo pasaulio suvokimo būdą. Kalboje. Savo pažiūras į daiktus, savo istoriją ir visą savo individualybę. Kalboje atsiskiria tas savitumas, individualumas, tautos specifika. Keletas pavyzdžių, mūsų kalbos pavyzdžių,
kaip kalboje atsispindi tauta, jos papročiai, jos būdas. Iš žodžio arklys, iš senesniojo arklys, senesnis variantas, kuris pakeitė senąjį šio gyvulio vardą Ašva, mes galime spręsti, kad tai artojų žemdirbių kalbos žodis. Nes tautos, kurios nedirba žemės, neria, jokio gyvulio nepramins ariamuoju gyvuliu. Suprantate? Šiandien mes bet kokį bedėdį vadiname neraliuotų gyvulių. Girdėjote tokį pasakymą? Matyt, ne kiekvienas ir žino, kad tuo žodžiu pavadinimas reiškia tą patį, ką ir pavadinimas kiaulė. Ar žinojote? O čia ir turime vieno mūsų ganimo, lietuvių ganimo papročio paminklą. Piemenys raliuodavo tik kitus gyvulius, bet kiaulių niekada neraliuodavo. Suprantat? Neraliuotas gyvulys, ar ne? Neraliuotas gyvulys. Pasmoka, o. Ką reiškia raliuoti? Ganyti. Ganyti. Mūsų kalba labai turtinga deminutyvų, mažybinių, maloninių žodžių. Lietuvis pasakys ne tik obelėlė, tėvelis, brolelis, bet net pasakys ir einu namučių. Ir šie kalbos ypatumai rodo, kad mūsų tautai, mūsų žmonėms yra būdingas lyrizmas, švelnumas, nes visuomet kalboje tai yra tai, kas yra būdinga tautos dvasiai. Panašiai mūsų kalboje ir ne tik mūsų kalboje iškyla tautos rimtumas ir nerimtumas, jautrumas. Lietuvis rimtas žmogus. O šie ypatybė pasižyminčios tautos kalboje žodžiai dievas, dvasia, tėvynė išreiškia taurius dalykus, kuriuos tauta ypatingai išskiria ir savo kalboje. Lietuvis kaimyną pavadins Ambrazu, Kaziu, bet jeigu jis kalba apie šventuosius, tai bus tik Ambraziejus, Kazimieras. Nepasakys šventas Kazys. Taip? Taip. Žinoma, galima pateikti daugybę pavyzdžių, kur kaip tautos dvasia atsiliepia kalboje ir kaip pati kalba, tautos kalba virsta plačia tautos istorijos, tautos kultūros knyga. Labai ryškiai žodžiuose tautos kalboje atsispindi ir žmonių vertybinė sistema, nuostatos, pažiūros. Koksgi lietuvio nacionalinis charakteris yra užfiksuotas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje? Ar galime vadinti darbščiaisiais pavyduoliais? Darbščiaisiais pavyduoliais. Tokį klausimą kelia kalbininkė Silvija Papaurėlytė Klovienė, kuri atliko tyrimą. Čia analizuojamas lietuvių nacionalinis charakteris lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje. Tyrimų medžiaga buvo rinkta iš dabartinės lietuvių kalbos tekstyno, tai yra elektroninių tekstų sankaupa. Ar žinote, ar teko susidurti? Taip, tai yra Vytauto didžiojo universiteto sudarytas tekstynas, jis visiems lengvai prieinamas.
Ir šito tyrimo išvados yra paremtos peržiūrėjus daugiau kaip 20 000 žodžių lietuviškas ir lietuviška vartojimo atveju su charakterio bruožus pavadinančiais žodžiais. Pirmiausia, apibrėžkime, kas yra nacionalinis charakteris. Labai trumpai, vienas kitas jo aspektas. Tai yra specifinis tam tikrų bendrų charakterio bruožų rinkinys. Žinoma, kad nacionalinis charakteris siejamas su tam tikrais stereotipais ir be abejo atspindimas kalba. Išnagrinėjus šią gausią tyrimo empirinę medžiagą, kalbininkė daro tokias išvadas. Lietuviai yra nuolankus, nuolaidūs, kuklūs bei santūrūs, kitaip tariant, nesureikšmina savo asmenybės svarbos. Ir čia duoti kursyvų pateikti sakiniai, tai yra sakiniai iš mano minėto tekstyno surinkta medžiaga. O tos medžiagos iš pavyzdžių kiekio matote, kad yra labai gausiai. Mūsų vyrėjas su lietuvišku nuolaidumu gal būtų nutylėjęs, aktas prakeiktas lietuviškas kuklumas. Kitas tokiu atveju būtų nuo pečių iki papilvės krūtinę gelžgaliais apsisakstęs. Tačiau lietuviai yra ambicingi ir išdidūs, turintys savigarbos jausmą. Ta iliustruojantis pavyzdys tie, kurie inicijavo šias konstitucijos pataisas, matyt nelabai turi lietuviškos savigarbos, o gal yra ne lietuviai. Santykiai su savimi, su pasauliu nusako ir humoras. Tiesa, lietuviškas humoras yra ne iš karto suprantamas, kartais jo nesupranta net ir patys lietuviai. Štai tą iliustruojantis pavyzdys. Pradėjusi suprasti lietuvišką humorą ir pastebėjusi, kartais su lietuvišku humoro jausmu ne viskas gerai. Tokie sakiniai yra randami mūsų tekstyne. Koksgi lietuvio požiūris į darbą, lietuvių tautos požiūris į darbą? Be abejo, tekstuose labai dažnai minima, kad lietuviai yra darbštūs. Prie darbštumo šliejamas ir atsidavimas darbui. Pavyzdžiui, dirba su lietuvišku atsidavimu, negailėdami sveikatos. Darbštūs žmonės paprastai būna ir atkaklūs, užsispyrę, tvirtos valios. Mokėsi to kantriai su tikru lietuvišku užsispyrimu. Darbštumas lemia ir požiūrį į darbą. Lietuviams būdingas stiprus atsakomybės, pareigos jausmas. Taigi, galima apibendrinti, kad lietuvio požiūris į darbą, į darbštumą yra vertinamas ir vertinamas teigiamai. Koksgi lietuvių santykis su kitais žmonėmis, ką parodė šio tyrimo medžiaga. Lietuvišką pavydą nusakantis pavyzdžiai sudaro didžiausią šio straipsnio pavyzdžių dalį. Tokių sakinių rasta labai daug. Tekstuose konstatuojama, kad šis bruožas yra labai dažnas ir įprastas, o džiaugtis kitų sėkme lietuviškas pavydas kliudo. Mūsų tautai priskiriamas ir įtarumas. Gal iš lietuviško įtarumo nevertėtų skubėti? Lietuviai ne visada linkę toleruoti kitų žmonių įsitikinimus. Lietuviška antipatija visokiausioms sijonuotoms ir kelnėtoms davatkoms. Minėtinas lietuvių vaišingumas ir svetingumas, jau ir iš istorijos mums žinomas lietuviškas vaišingumas. Šitos visos išvados nacionalinio charakterio viena ar kita savybė yra pagrindžiama pavyzdžiais iš tekstyno. Kokios daromos
šio tyrimo išvados. Pirma, kad lietuviams būdingas savikritiškas požiūris į savo būdą. Minėtini charakterio bruožai nesudaro baigtinio sąrašo, tačiau tikėtina, kad tai, kas buvo minima dažniausiai, pavyzdžiui, pavydas, gali būti priskirta prie nacionalinio lietuvio charakterio dominančių. Tarp daugiau kaip 20 000 vartojimo pavyzdžių nebuvo tokio, kuriame būtų kalbama apie lietuvių linksmumą, mokėjimą džiaugtis gyvenimu, geranoriškumą kitų atžvilgių. Tokių pavyzdžių nebuvo rasta. Daugiausiai pabrėžiamas darbštumas ir pavydas. Todėl ir šio straipsnio antraštę galime vadintis darbščiaisiais pavyduoliais. Pirmasis vertinamas tik teigiamai, tai yra darbštumas. O antrasis, pavydas, kartais gali skatinti žmogų veikti, užuot stebėjus kitų sėkmę. Todėl apibūdinimas, kad lietuviai yra darbštieji pavyduoliai, matyt, nėra jau toks prastas, o kaip jūs manote? Aš prašau paklausiu. Taip. Jūsų nuomonė, kad tos charakterių bruožus būtų galima taikyti visiškai visiems lietuviam, ar tik tai daugumai? Tai žinoma, kad ne visiems, bet tiesiog formuojasi tam tikri stereotipai, jeigu tai dažnai kartojama, dažnai minima. Nes kaip mes kalbėjome, kas yra tas nacionalinis charakteris, yra kažkokie bendri bruožai. Tai nereiškia, kad visiems žmonėms tas yra būdinga, bet tai yra dominuojantys bruožai, vyraujantis bruožai. O dar norėjau čia vis tiek iš tokių senesnės knygos alimto, pavyzdžiui, nemanot, kad dabar gali būti pasikeitę šiek tiek charakterių bruožai? Žinoma, šitas tekstynas yra medžiaga sudaryta, berods ten daug kas patenka iš klasikos mūsų, iš naujesnės literatūros ir ten tekstynas apima ir publicistiką, ir meninį stilių, ir mokslinį stilių, ir sakytinę netgi kalbą. Tai ten visko yra daug, bet ta medžiaga gal iki 2006 metų rinkta sakiniai. Žinoma, kad tai keičiasi tie dalykai, bet dar kitas dalykas, kad tai yra labai gajus stereotipas, ar ne? Ir paskui jeigu jau susiformavo toks stereotipas, labai sunku jį išgyveninti, jo atsisakyti, tas šleifas ir tęsiasi. Taip, žinoma, kad vėl tyrinėjai naują medžiagą, sakykime, dabar dabartinės kalbos pavyzdžius, ir ten gal jau yra kitų kažkokių atvejų, gal nauji dar kažkokie bruožai, nes vėlgi taigi keičiasi ir tautos gyvenimo sąlygos, keičiasi istorinės aplinkybės, politinės ir taip toliau, ir tai veikia irgi pačią tautą, o paskui per tautą ir jos kalbą. Taip? Čia nėra, kad dabar ištyrėme ir galutinės išvados, ir tos išvados visiems laikams. Jokių būdų ne. Kaip manote, kas suformavo tokį charakterį? Kokios istorijos, galbūt aplinkybės, kalba, nežinau. Ne, tai ne kalba suformavo, ar ne, bet aišku, kad ta aplinka, kurioje mes gyvename, darbštūs. Ar ne, iškeliamas dažniausiai minimas dalykas, tai yra žmogaus darbštumas. Žinoma, mes visada dirbome žemę, ar ne, mes visada norėjome gerai atlikti savo darbus ir taip toliau. Tai aišku, vėlgi, kaip mes gyvenome, koks mūsų požiūris į darbą. Tai yra pačios tautos esmėje, prisiminkime jau Donelaičio metus, ar ne, ar ten irgi vis dėlto iškeliamas ir vertybė, didžiulė vertybė yra darbas, darbštus žmogus. Ir tokių žmonių ten yra, aišku, yra ir kitokių žmonių. Taip. O jūs, pavyzdžiui, pati pritarėsi tam požiūrį, bet pavyzdžiui, Lietuva yra labai darbštus. Dabar dar aš tokio dalyko jums nepaminėjau, kad
nacionalinio charakterio specifika gali atsiskleisti, kaip mes lyginame su kitų tautų nacionaliniu charakteriu. Ne, kaip mes galime pasakyti, tai išryškėja dalykai tada, kai mes lyginame kelias kalbas. Ir tas savitumas, tautinis savitumas užfiksuotas kalboje, ryškiau atsiskleidžia, kai mes iš karto tyriame vieno ar kito aspektų kelias kalbas. Tai jeigu, pavyzdžiui, mes ir yra daug tokių tyrimų, tos pačios kalbininkės Papaurėlytės Plovienės yra atlikta ir jinai dažnai lygina lietuvių ir rusų nacionalinį charakterį. Ir galiu jau čia užbėgdama į priekį pasakyti, kad iš tiesų rusų tekstuose, ar ne, rusų tekstuose šis požymis, darbštus žmogus, jis nėra tiek dažnai vartojamas. Suprantate? Čia kas vykdė šitą tyrimą? Aš nurodysiu literatūrą. Taip, tai yra Papaurėlytė Plovienė, yra jos straipsnis, tas straipsnis yra paskelbtas internete ir lengvai randamas. Aišku, tokius tyrimus geriausiai atlikti kompleksiškai. Tai yra gerai, kai tyria ir kalbininkas tą medžiagą, ir sociologas, ir etnologas, ir istorikas, tada mes tokį gauname objektyvesnį vaizdą vieno ar kito klausimo. Ir, sakykime, sociologas Grigas, kurio straipsnio nuorodą jūs čia matote, nurodo, jau čia yra sociologinis tyrimas, ne kalbinis tyrimas, nedirbti su kalbinė medžiaga, bet jau kiti tyrimai atlikti, nurodo tuos lietuvio charakterio bruožus, kurie kelia nerimą. Paklausykite. Deformuotas individualizmas, patriotizmo stoka, čia kalbama apie šių dienų žmogų, šių dienų lietuvį, emocijų perteklius ir korupcinės sąmonės sindromas. Deformuotas individualizmas. Per daug. Jau iškreiptas jis, ar ne? Yra pernelyg jau toks stiprus individualizmas. Kitas dar dalykas, irgi pasakytas Grigo, labiau neigiamai, paklausykite, labiau neigiamai, o ne teigiamai save apibūdina ir patys lietuviai. Apie 60% apklausų nurodė. Kai lietuviams buvo pasakyta, iškelkite jūs nacionalinio charakterių ypatybės, nurodė, kad lietuviai yra pikti, pavydūs, nemokantys bendrauti, savanaudžiai, abejingi, nepatiklus. Tiesa, trečdalis apklaustųjų pažymėjo, kad lietuviai sąžiningi, darbštūs, taupūs, protingi, svetingi bei išradingi. Turime gerų bruožų? Turime. Dabar pereikime prie praktinio darbo. Asociacijų eksperimentas. Ar girdėjote kada tokį dalyką? Girdėjote? Kažkas girdėjo? Asociacijų žaidimai, asociacijų eksperimentas, taip. Tai yra, aišku, aš labai tik trumpai galiu supažindinti su šiuo eksperimentu ir mes per šitą paskaitą pabandysime jį atlikti, kaip mums tai pavyks, pamatysime. Ir šis metodas yra itin vertingas tyriant kalbos ir tautos santykį, kalbos ir žmogaus ryšį. Naudojant šį metodą galima gauti daug geros informacijos apie kalbos vartotojų sąmonėje užfiksuotą pasaulėvaizdį, sužinoti, kaip vieną ar kitą dalyką suvokia žmogus ir kokius požymius jam priskiria. Šis eksperimentas arba šiuo eksperimentu buvo pradėta naudotis kitose šalyse XIX amžiaus pabaigoje ir jau XX amžiaus antroje pusėje
buvo parašyti, parengti anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, italų, olandų, slovakų kalbų asociaciniai žodynai. Kokia yra šito asociacijų eksperimento esmė? Čia skaidrėje parašyta, kai informantai, apklausiamieji žmonės, perskaitę ar išgirdę žodį, kuris bus vadinamas stimulu, turi užfiksuoti savo pirmąją reakciją. Tai yra pirmą į galvą atėjusį žodį, kuris bus vadinamas asociatu, arba jų net grandinę. Čia svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tai nebūtinai tas asociatas turi būti vienas žodis, tai gali būti žodžių junginys, gali būti sakinys ir asociatai yra neribojami kalbos atžvilgiu. Vadinasi, nebūtinai tai turi būti daiktavardžiai ar ten būdvardžiai. Tai kokia ateina pirma reakcija. Ar jums kada teko atlikti tokį, ar neteko būti informantais? Tai šiandien jūs jais pabūsite, mes laiko dar turime. Ir dar noriu pasakyti tokį teorinį dalyką apie šį asociacijų eksperimentą, kad asociacijos tos, kurios iškyla informantui, kai jis išgirsta žodį stimulą, yra pagrįstos, čia labai svarbu, ne tik jo patirtimi, jo žiniomis, jo pažiūromis, kažkokiamis asmeninėmis, individualiomis, bet nulemtos ir kultūros, kuriai jis priklauso. Ir žinoma, kad išanalizavus su kuriuo nors objektu susijusias asociacijas, galima skleisti, kokį pasaulį mato viena ar kita kalba kalbantys žmonės. Ir galima spręsti apie ta kalba kalbančios bendrijos vertybinę sistemą, vertybių sistemą. Lietuvių kalbos žodinės asociacijas pirmoji pradėjo nagrinėti šio universiteto, tada dar Vilniaus pedagoginio instituto profesorė Simona Steponavičienė ir yra parengtas, ir jau gana seniai parengtas, tai yra 1986 metais, lietuvių kalbos žodinių asociacijų žodynas. O dabar mes atliksime tą asociacijų eksperimentą. O aš tiksliau galima klausyti, o tą asociaciją, tai reikia rašyti, kuo to asocijuojasi? Taip. Bet tai tas pirmas impulsas, pirma reakcija, negalvojant, ką čia aš dabar apie šį žodį gerą parašysiu, ar ne? Tiesiog pirmas įspūdis, koks ateina į galvą. Dabar aš jums padalinau tas lapelių krūveles, ar ne? Net susiekiau su savažėlėmis, kad jos neišsibarstytų, bet jūs dabar jau galite imti po vieną lapelį ir aš tada sakysiu žodį stimulą, gerai? O ar dar aš pavyzdžiui pavyzdį pateikti, pavyzdžiui, koks nors gali būti? Pavyzdžiui, žodų asociacijos kažką. Ragai, ar ten dar kažką, suprantate? O jeigu tiesiog bus tas pats, tai va, tai ką aš noriu pasakyti, jūs pirmiausia tai atlikite, o paskui gausite užduotį. Pirmas žodis. Rašykite brūkšnį, bet jūs ir patį tą žodį į stimulą užsirašykite, ne? Žodis ir tada jau penkias asociacijas. Jeigu parašėte, tai aš tada iš karto surenku, kas parašė. Nes mes turėsime tada vieno žodžio vienoje vietoje visas asociacijas. Gerai. Bet 5, o žiūriu, jūs rašote 3. 5, gerai, kitą kartą 5. Nesvarbu jau dabar. Jau dabar 5 asociacijas. Ne? Ir tada mes gausime
kiekvieno žodžio tam tikrą asociacijų lauką. Ar ne? Su kuo tas žodis, mes su kuo tą žodį, su kuo tą dalyką siejame? tą pavadinimą su kuo siejame. Kitas žodis – tėvynė. Parašote tėvynė, brūkšnys ir 5 asociacijos. Tai atlikome pusę darbo, bet svarbiausias darbas dar jūsų laukia. Dabar turime 5 žodžių stimulus ir susiporuosime, kad mes efektyviau dirbtume, nes jau laiko nedaug liko. Susiporuosime taip ir pabandysime apibendrinti šio tyrimo rezultatus. Tai yra, pasižiūrėsime ir apibendrinsime, kokį gavome asociacijų lauką su vienu ar kitu žodžiu stimulu. Gal kartojasi kažkas? Taip? Pasvarstykime, kodėl kartojasi. Taip? Gal buvo labai individualių asociacijų. Atradote kažkokių bendrų asociacijų. Tiesiog reikėtų jau apibendrinti šio tyrimo rezultatus. Supratote? Jūs galite kažką pasižiūrėti, ar ne? Kokie bendri dalykai išskiria, kokie individualūs labai ir kaip jūs tai paaiškintumėte, ar ne? Kaip pagrįstumėte? Na tai kas norėtų apibendrinti? Mes norime. Jūs norite. Gerai, klausysime. Jūsų žodis, stimulas buvo laisvė. Ir šitas žodis bet kuri integracijų. Jo, tai bendri tokie bruožai buvo, tai daug žmonių rašė erdvėje ir šiaip tokius judėjimo kaip susidėjimo. Ten pulkime kažkaip. Jo, tai ten judėti. Arba dar gamta, ten buvo kažkaip gamtos kvapas ir ten pavasaris tarsi artėja kažkaip pabudimas, kažkoks įsilaisvinimas, tarsi kažkas naujas. Jo, kaip laisvė. O vėjas, tai nežinau, irgi tokia kaip ir sąvoka, kuri atrodo, kad laisvės nevaržomas kažkaip irgi tarsi vietą atspindėti. O tokie unikalūs tai buvo, pavyzdžiui, ledai. Tai mes čia galvom, kad čia, ledai, tai nežinau, gal čia kokią nors vasarą, kad tu nereikia mokyklai, čia yra laisvė. Ir toks laisvės ir darai ką nors, tarsi čia gal. Tai tada kitas buvo šuo, aš nežinau, kodėl aš jį parašiau. Aš tai galvoju, kad galbūt, jeigu laisvė taip siejant su Lietuvos istorija, galbūt tarsi šunys, tarsi buvo dėmesį paveikti gyventi, bet čia taip įsivaizduoju. Šunys tai šiaip yra. Ir arba Buda prie to paties, tai tarsi kažkaip, nežinau, jie. Ta priespauda kažkas tokio neįsivaizduoju.
Ir dar buvo toks unikalus vienatvė. Vienatvė, tai šiaip unikalus. Aš nežinau, čia gal jūs kas parašė tą vienatvę, ar čia tik konflikt savo. Gerai, tai kas parašė vienatvę, tai gal reikia paaiškinti, kodėl jūs prelaisvės parašė vienatvę. Tai čia vėl, kai sakoma, kad kai vienišas, kai būnate, nežinau, savaitį, bet tipo, kai, tas nereikia vaikinų ir tada sako, aš tada laisvai nepriklausomai džiugiuosi. O tai tokios, gerai, čia taip išskaidėte, ar ne, tą apriepėte visą asociacijų lauką, o kažkokios bendros įžvalgos, vat laisvė, jeigu mes kažkokiais abstrakčiais fenomenais galėtume pabandyti įvardinti, kokia jinai vat jūsų galvose, jūsų sąmonėje. Tai tokia nevaržoma, tokia kaip tokia atbundanti, net nežinau, susijusi su tokia atgimimu, tokiais pasikeitimais. Tai buvo bendrų dalykų, ar ne, kurie buvo pasakyti, ne tik individualios tokios asociacijos, bet buvo kas kartojosi. O gal buvo net kurie žodžiai ir kartojosi. Jo, buvo vėjas kartojosi, ar ne? Taip. Ačiū. Ar turime tyrėjams klausimų? Ne. Dėl žodžio laisvė. Taip. Smagu klausyti, kaip jūs per trumpą laiką gebate taip apibendrinti ir interpretuoti. Taip, toliau, kas dabar norėtų? Taip. Mūsų žodis buvo žodis. Žodis buvo žodis. Iš tiesų, variantų buvo tokių gan įdomių nuo visatos iki žuvies. Iki žuvies? Bet išskyrėm tokius 5 žodžius, kurie daugiau pasikartoja. Daugiausiai tai kartojasi kalba ir raidės. Tai aš manau, kad raidės tai toksai kaip žodžio pavidalas, Materija, ar ne? kurį tu matai, gali, ne tai, kad matai, o kalba tai žodis, kaip čia buvo dar raktas, žodis kaip ir 2 kartus kartojasi, raktas. 2 kartus raktas kartojasi. Taip. Tai kaip raktas į kalbą, į patį kalbėjimą, tą tokį... Atveria kalbos paslaptis. Nes kalba ir žodis, aš manau, kad tai yra neatsiejamos dalys. Neišgirdau kalba ir žodžiai. Yra žodis žodynas, irgi daug kartų kartojasi. Tai būtų visai logiška, nes žodis ir žodynas turi bendrą šaknį. Žodžių saugyklos ar ne, kur yra? Žodžių saugykla yra žodynas. Ir šiandien, aišku, dėl laiko stokos dar norėjau kalbėti, įsiterpsiu truputėlį apie žodyną, apie akademinį didįjį lietuvių kalbos žodyną, kuris 2002 metais išėjo jo paskutinis 20-asis tomas ir aš turiu čia kaip tik atsinešusi 20-ąjį tomą. Ar esate šio žodyno skaitytojai? Aš tikiuosi, jūs tikrai būsite ir gal ne tik skaitytojais, bet ir tyrėjais šito žodyno, nes tai labai gražiai siejasi su mūsų tema, nes čia yra mūsų kalbos pasaulėvaizdis, va šituose lapuose užfiksuotas lietuvių požiūris į pasaulį, į save. Čia yra pasaulėvaizdis mūsų. Čia pasaulio vaizdas kalboje atsiskleidžia. Nes tas žodynas apima lietuvių leksiką nuo Mažvydo, nuo pirmosios lietuviškos knygos, tai yra 16 amžius, iki 20 amžius. Kartoteka buvo tos idėjos pradininkas Kazimieras Būga, kalbininkas Kazimieras Būga. Ir šitas žodynas nuėjo ilgą raidos kelią, nelengvą kelią. Ir čia iš tiesų šiuose leksikografiniuose straipsniuose, kai žodis yra iliustruojamas sakiniais, čia ir atsiveria mūsų tas lietuvių tautos pasaulėvaizdis. Ir ne tik lietuvių tautos, mes čia kaip lietuviai mato ir kitus žmonės. Kadangi šitas darbas yra kolektyvinis, tai jis gali būti pakankamai objektyvus šaltinis tirti
ištirti tautos pasaulėvaizdį. Tai žodžiu, čia iš tiesų yra ir dabarties, ir ateities tyrimų šaltinis. Ir aš manau, kad jūs taip pat ne tik skaitysite, nes iš šitų žodynų galima mokytis gražios, turtingos kalbos, sakykime, vien tik tai Žemaitė kiek davė frazeologizmų daug šitam žodynui. Bet čia galima iš tiesų ne tik kalbos duomenų rasti, ne tik istorijos, ne tik kultūros, bet ir pasaulėvaizdžio dalykų yra užfiksuota šituose leksikografiniuose straipsniuose, šituose fragmentuose. Tai čia, manau, buvo toks įtarpas, nes jūs pasakėte žodyną. Ir ačiū Dievui, kad mes turime tas žodžių saugyklas, žodynus. Taip, ir mes šitų darbų iš tiesų turime didžiuotis ir džiaugtis, tai yra mūsų tautos, mūsų visų pasididžiavimas. Tai apie žodyną, apie žodį, ar dar norėjote ką pasakyti? Tai tiesiog dar buvo knyga žodis. Knyga. Mes sakėm, čia kaip žodžių namai, tokie kaip sampraika, tai kur graži kalba atsiskleidžia ir nežinau. Ačiū. Tai toliau. Gerai, gal mes. Taip, kiek. Tai mūsų žodis buvo Žemė ir daugiausiai tai buvo paminėta planeta, tai turbūt kaip antras vaizdas, tiesiog Žemės rutulys. Toliau buvo paminėta gamta, žalia, žoliai ir augalai. Tai nežinau, turbūt, kad įsivaizduoja kaip tiesiog asociacija tokia, kai įsivaizduoja Žemės rutulį, kažkaip žemės spalva. Ir toliau buvo paminėtas dangus ir kosmosas. Vėlgi nežinau, stop čia planetas jas. Buvo tiesiog mes apibendrinom, kad tai būtų tiesiog namai, nes buvo ten žodžiai tokie tėvynė, gimtinė, mama ir ten po to maitinimas, tai čia kaip namai. Taip, žemė lygu namai, ar ne, tavo tėviškė, tavo tėvynė. Ai, dar buvo labai tokie įdomus, tai bitės filmas ir katė. Tai mes galim prie tėvynės temos pasakyti, nes pas mus buvo žodis tėvynė. Tai daugumai tėvynė asocijuoti su tam tikra vieta, tai Lietuva, šalis, ir buvo daug vietovardžių kaip Vilnius, Vilnelė, Kaunas, Nemunas, Gedimino pilis. Mylima vieta, kalbos ir jo. Tada turim šeimą, kad tėvynė tarsi šeima buvo, nes daug tokių žodžių kaip mama, tėvas, sūnus, šeimos kartų kartos. Tai va, panašiai. Dar tėvynė siejasi su jausmais, kaip meilė, pasitikėjimas, vienybė ir žinoma simboliais. Tai vėliava buvo dažnai minima, trispalvė daina. Dainų šventė buvo. O šiaip iš tokių individualių, tai įdomus buvo ilgi plaukai ir duona. Ir sargas buvo dar medžiai paminėti. Tai va, tai susidarėm tokį, kad tėvynė yra mūsų sąmoniai mielas toks vaizdelis. Iš vietovardžių, jausmų smagu. Kalba. Šitą galiu, tai daugumai, kai mes tyrinėjom lapeliuose, dauguma rašė, kad kalba asocijuojasi su žodžiu ir bendravimu. Čia įprasta, nes kalbėti negali be žodžių ir bendrauti negali be žodžių, ne vien gestais, tai čia taip suprantama. Tai toliau čia galima tokias kaip grupelės susėti, nes daugiau nesikartoja tiesiog žodžiai. Tai pavyzdžiui, buvo siejami su istorija. Buvo mažydas ar kažkas tokio. Daugša buvo. Daugša. Toliau buvo tokie, kai kurie siejami su pamokomis, kaip su žodžių struktūra labiau. Gramatika, pavyzdžiui, sąsiuvinis ar klasė. Ir dar kiti, su meilė, su tėvynėm, tai čia taip pat pirmas pralamas kalba, lietuviška kalba, Lietuva. Buvo dar kaip mama, močiutė, tai kaip ir kalba,
šeima, savo artimaisiais. Taip, ir buvo tokių dar individualių asociacijų, pavyzdžiui, langas, sriuba. Kalnas. Tai taip labai įdomu. Čia asociacijų Jo, tai čia jau žinoma reikia paprastai. Tai čia matyt kalba kaip žodis ir paskui visi žodžiai. Kaip kalba, čia daug. Ačiū. Ačiū už jūsų darbą, už jūsų mintis ir iš tiesų iš tų asociacijų matyti, kad pasakius, apibendrinus vieno ar kito žodžio asociacijų lauką, matyti, kad tai dažnai nesisieja su, sakykime, kažkokiu tautiniu, su tautinė tapatybė arba su kažkokiu tautiniu identifikavimu ar tautos kultūra, bet daugiau siejasi su savo asmeninė patirtimi, išgyvenimais, su tuo, kokioje aplinkoje žmogus gyvena. Ir žinoma, kad tie duomenys būtų išraiškingesni ir daugiau sakant, žinoma, reikia daugiau informantų. Taip, reikia daugiau informantų, tikrai ne 10. Na, pradėjau paskaitą klausimų, kas yra kalba. Ir šią paskaitą, matyt, norėjau pasakyti vieną vienintelį dalyką, kad kalba tai nėra tik bendravimo įrankis, kad kalba apima kur kas daugiau, kad tai ir žmogaus mąstysenos, gyvensenos, būdo, išraiškos kodas, kad tai tautinės tapatybės kodas. Ir žinoma, kad kiekviena kalba savaip modeliuoja žmogaus suvokiamą pasaulį. Tik per kalbą įmanoma ir kultūros sklaida. Taigi, suvokiant ir pažįstant kalbą, bent iš dalies galima pažinti ir suvokti tą kalbą kalbančių žmonių pasaulėvaizdį, gyvenseną, būdą. Čia keli šios paskaitos apibendrinimai, keli teiginiai, kurie vainikuoja, apibendrinant tai, kas buvo sakyta. Ir aš viliuosi, kad ši paskaita paskatins gilesniems apmąstymams, kasgi yra tas pasaulio vaizdas kalboje, kaip jis atsispindi ir kaip atsiveria mūsų pasaulėvaizdis kalboje. Žmogaus pasaulis yra toks, kokia yra jo kalba. Ačiū už dėmesį ir iki